Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Dominykas dvasių karalystėje. 5 dalis. Poete, Saturnas ten. Anūko eiliavimus nutraukė močiutė Domicilė pirštu rodydama į dangaus platybės. Negaiška nukėlė greitai išvis, tada nei į Saturną kelio neberasi, nei atgal. Ačiū močiutė, lėkiu. Arklys atsispiria nuo šakos, suplevėsuoja karčiais ir ima kilti. Netrukus žemė lieka toli apačioje tarsi mažas melsvas taškelis. Dominykas jau lekia pro mėnulį, dar spėja pamojuoti nykštukiai Lunai, kuri ruošiasi rytui, tuoj ketina gesinti mėnulio pilnatį. Palauk, negesink dar, neskubink ryto, sušunka jai Dominykas. Man reikia dar poros valandų, kad spėčiau sutvarkyti vieną svarbų reikalą. Gerai, Dominikai, pavėlinsiu rytą, jei prašai, draugiškai šypteli Luna. Dominykas pasuka tiesiai Saturno link. Skrydamas tuoj prisimena pernykštę kelionę į kosmosą, kai irgi buvo nusitrenkęs lygi Saturno ir ten susipažino su planetos šeimininku, amžinai gedinčiu krokodilu, kadaise surėjusiu savo vaikus. Dominykas net pats nustebęs. Dabar jis žodis su žodin pamena viską, ką juodu šnekėjo tada. Nebereikia jokio stiklinio kambario. Iki pasimatymo, tąsyk atsisveikindamas sumaurojo krokodilas. Ką? Iki pasimatymo? Nustebęs paklausė Dominykas. Į šią planetą tikrai niekada nebeužsuksiu, labai jau čia liūdna. Liūdna, neliūdna, bet mudu vis tiek dar susitiksim. Aną kartą nusivėpė dantytojai pabaiso. Kodo? Kai keliausiu į mirusiųjų karalystę. Norite pasakyti, kad Saturnas tai mirusiųjų karalystė? Nustėro keliautojas. Tai liūdnojo krokodilo Saturno karalystė. Per ją teka užmaršties upė. Kas persikėlė į kitą krantą, užmiršta viską, ką žinojo, o aš dirbu keltininku, po mirties visus perkeliančių per šią upę, paaiškino Saturnas ir niūriai pajokavo. Taigi lik sveikas ir iki pasimatymo, kai būsi nebesveikas ir nebegyvas. Jeigu krokodilas žino, kaip perplaukti į anapus, tai turėtų žinoti ir kaip grįžti į šiapus, svarsto Dominykas lėkdama šviesos greičiu Saturno link. Netrukus skrajūnas jau lekia pro Marsą, mirkteli raumeningam šios planetos valdovai, kuris vis dar stūkso suakmenėjęs ir rūšiai žvelgia į kosmoso platybės. Staiga pro Dominyko galvą prašvilpė meteoritas. Arklys vos spėja pasilenkti. Kas čia mėtosi? Pyktelis skrajūnas ir pamato, kad jis jau skrieja pro Jupiterio ąžuolą, o jo viršūnėje tupi barzdyla Jupiteris, pasiruošęs šaudyti žaibais ir mėtytis meteoritais, jeigu kas nors nesilaikytų kosminių sutarčių. Jupiteri, ko tu pyksti? Klausė Dominykas, juk aš laikausi visų mūsų susitarimų. Oi, aš nepykstu, tiesiog labai tavęs pasiilgau, atsako tas. Užsuk pasisvečiuot. Dabar skubu kitąsyk. Kurgi taip skubi? Kur lėki kaip patrakęs? Matai, vakar vos nenumiriau, šūkteli Dominykas, ir šiandien dar jaučiuosi nei gyvas, nei miręs. Papasakosiu kada nors vėliau, gyvas ar negyvas, vis tiek tave aplankysiu. Ir nulėkė išpūtęs akis. Netrukus Dominykas jau leidžiasi Saturne, vėl mato sustingusią pilką upę ir joje knarkianti aštriadantį krokodilą, net ir sapnuose verkianti dumblinom krokodilo ašarom. Brangusiu Saturne, ar tamstu negalėtum pabust? Mindžiukuoja Dominykas, atbildėjęs prie pat kranto. O kodėl turėčiau busti? Sumurma pabaisa ir pramerkė vieną akį. Čia aš, tamstos draugas Dominykas, iš žemės. Mirusiųjų pasaulio valdovas negali turėti draugų, surizgė Saturnas ir pakelia apmaurojusią galvą, nes tada jam būtų gaila, jeigu jie numirtų. O tu ko, jau nebegyvas? Beveik, nerasdamas tinkamų žodžių, kosteli Dominykas. Mane nunuodijo kaiminystėje gyvenantis kurmis. Iškart reikėjo sakyti, sėsk ant nugaros ir plaukiam į aną krantą, perplauksi užmaršties upę, kaip mat viską užmirši, net ir tą kurmį. Tuoj palengvės. Bet gerbiamasis Saturne, aš dar ne visiškai. Ką ne visiškai? Nesusidigaudo krokodilas. Man atrodo, kad aš žemėje dar ne visus darbus esu atlikęs, dar negaliu taip tiesiog imti ir numirti. Įdomu, ir kokiegi tavo darbai liko nepadaryti? Aš turiu prižiūrėti rugiagėlę, saugoti, kad kurmis Andriulis nenunuodytų ir jos kasdien palaistyti. Tik tiek darbų? Laistyti gėlę? Nusišiepė krokodilas.
Ne, dar norėčiau pasveikti, nes norėčiau dar kai ką sužinoti, pakeliauti, o tada jau galėsiu ramiai numirti. Ir kągi norėtum dar sužinoti? Daug ką, karštligiškai ima mąstyti Dominykas. Tarkim, aš jau sužinau, kas yra meilė, pažinau ir mirtį, bet dar nepažinau gimimo. Norėčiau sužinoti, kada ir kaip mes gimstame, kodėl vieni gimsta arkliais, o kiti kurmiais arba lapėmis. Tai labai paprasta, nusijuokė Saturnas. Susitinka tėtis ir mama, įsimyli ir jiems gimsta vaikutis. Jei susitinka lapės, pasaulyje atsiranda lapiukas, jei kiškienė atsiveda kiškutę ar aišku. Pamažu aiškėja, bet dar kai kas neaišku, o aš iš kur atsiradau, kur mano tėveliai, kodėl aš jų niekada nemačiau. Tačiau šį kartą draugiško atsakymo Dominykas neišgirsta. Tu labai daug klausinėjai, suurzgė ir pasimuisto nepatenkinta pabaisa. Viskas, Dominikai, sėskis ant nugaros, laikas mums plaukti į kitą krantą. Tuoj viską užmirši ir palengvės. Nebeturiu kada čia atskintis ir į tavo klausimus atsakinėti. Nepyk, bet toks jau mano darbas. Stok, panikuoja Dominykas. Nejaugi viskas, aš taip nesutinku. Ne viskas, o naujo gyvenimo pradžia. Bet nejaugi nėra jokios galimybės, nejaugi tamsta man senam geram savo draugui neleisti grįžti į pievą. Dar keleriems meteliams, na gal 10-20, tarkim, juk ten mane visi taip myli. Myli tai myli, bet regis jie ten jau susitaikė su tavo netiktimi. Atsidūsta Saturnas. Nieko nepadarysi, toks gyvenimas. Vienur jis baigėsi, kitur prasideda ir tai be pabaigos. Gal kitur susitaikė su tuo, kad manęs nėra, vis ginčijasi Dominykas, bet tik ne rugiagėlė. Iš kur tu žinai, ką šiuo metu veikia ir ką galvoja tavoji rugiagėlė? Mislingai nutęsė Saturnas, pirmąsyk sutikęs tokį nirtingą atvykėlį. Sulyg šiais žodžiais padvelkė nežinia iš kur atskridęs kosminis vėjas ir atneša 13 išblyškusių rugiagėlės žiedlapių. Jie švelniai leidžiasi, krenta Saturnui ant nosies akių ir kiekvienas iš jų lėtai nusileisdamas sušlama. Pasiimk mane kartu, leisk užmiršt ir nebebūt, vežk į upės pusę kitą, ten kur mano Dominykas. Kad suprastumėte, kasgi čia vyksta, turime vėl trumpam grįžti į žemę. Tuo metu, kai Dominykas vis dar derasi su krokodilu plaukti per užmaršties upę ar ne, ir kai iš dangaus ant Saturno pabyra blyškus eiliuoti žiedlapiai, žemėje irgi vyksta keisti dalykai. Žemėje pati tamsiausia tamsa, mėnulis pasislėpęs už debesų, pievos gyventojai pavargę snūduriuoja, laukdami to nelaukiamo ryto, kada teks visiems laikams atsisveikinti su mylimu arkliu Dominyku. Tik viena rugiagėlė nemiega, vis dar karštligiškai galvoja, kaip padėti savo mylimajam. Ir šnapždasi patiliukais, nesupras ar su savim ar su arkliu Dominyku. Jeigu tik žinočiau, kaip tau padėti, mano brangusis, galėčiau viską atiduoti, viską paaukoti, kad tik atgytum ir vėl būtum su mumis. Jei tik turėčiau tiek gydomųjų savybių, kad prikelčiau tave iš mirusiųjų, mielai sakyčiau, nuskink ir sukramtyk mane, Dominikai. Man daug svarbiau, kad tu būtumei gyvas, bet dabar tu vis tiek nieko nebegali, nei manęs išgirsti, nei suvalgyti. Rugiagėlė pati susigraudinusi ir tęsė pokalbį su Dominyku. Tu visada mane vadinai savo gražuolę, bet dabar tas grožis man nebereikalingas, jeigu nėra tave šalia. O kaip norėčiau, kad atskrietų naktinis vėjas, paimtų mano žiedlapius ir nuneštų juos ten, kur tu. Noriu, kad žinotum, aš visada ir visur būsiu su tavim, kad ir kur būtum, kad ir kur nukeliautum. Nors rugiagėlei atrodo, kad Dominykas šių jo žodžių negirdi, tačiau ji truputėlį klysta. Jo žodžius kuo puikiausiai girdi Dominyko močiutė Domicėlė, kuri liko ąžuolo viršūnėje, anūkai nuskridusi Saturną. Ji viską išgirsta ir nutarė išpildyti anūko mylimosios prašymą. Krištolinis kamuoliukas tuoj pakyla nuo medžio viršūnės ir sklendžia napus upelio, kad turėtų kur įsibėgėti. O tada jau lekia pažemę, kiek tik turi jėgų. Antai ji jau skrenda virš upės, virpindama bangeles, štai jau ir krantas, pieva, įskrieja toliau šlamindama miegančias pievos žoles. Gal pavyks bent kelis mylimosios žiedlapius nunešti anūkui į Saturną? O rugiagėlė vis šnabžda. Kaip aš norėčiau, brangusis, kad tie mano žiedlapiai tau padėtų, kad jie tave palinksmintų, o jei ir nepalinksmintų, tai bent praneštų, kad ir aš noriu būti ten, kur tu, kad aš kartu su tavim.
Sakydama paskutinius žodžius, rugiagėlė junta, kad nuo upelio dvelkteli lengvas vėjo gūsis, po jo antras, stipresnis, o trečias jau kaip reikiant. Iš švelniai paglosto žilstelėjusios rugiagėlės žiedlapius, po to kelis iš jų nuskabo ir pakelia aukštai į dangų. O dabar grįžkime atgal į Saturną. Čia viskas kaip buvę. Upės vidury murkso liūdnasis Saturnas, o ant jo nosies akių švelniai leidžiasi iš žemės atskraidinti rugiagėlės žiedlapiai. Saturnas nebeištveria ir vėl apsiverkė krokodilo ašaromis. Čia ta meilė, tai pasiaukojimas, o kokie žodžiai, šios žiedlapius, jeigu tik leisi, pasiliksiu ir saugosiu kaip didžiausios meilės įrodymą. Prašom, linkčia galva Dominykas, mikčioja ne pats gerai nesuprasdamas ir iš kur šį žiedlapių lietus. Gal galite čia Saturne įkurti meilės muziejų ir pačiam būtų gerokai linksmiau ir kitiems čia atvykusiems. Saturno balsas ima švelnėti. Atrodo, kad tu teisus buvai, Dominikai, ne visi susitaikė su tavo iškeliavimo. Matai, rugiagėlė net savo grožį paaukojo, kad tik padėtų tau. Sakiau, o jūs visi netikėjot. Dominikas paslapčiom džiaugiasi jausdamas, kad kieta Saturno širdis gerokai suminkštėjo, gal ir leis grįžti į žemę. Niekada nebuvau taip sujaudintas, ašaras braukė pabaisa. Kągi, turbūt teks padaryti išimti ir leisti tau sugrįžti žemėn. Ačiū, mielasis Saturnai, net pašoka arklys, puola strimgalviais upėn ir pabučiuoja krokodilui snukį. Jau galiu lėkti? Palauk, žemė niekur nedings, lipk į krantą ir nusiramink, o dabar norėčiau tau įteikti dar vieną dovaną. Man? Bet tamsta man jau padovanoji pačią didžiausią dovaną – gyvybę. Tai menknikis. Dabar klausykis. Noriu tau padovanoti prisiminimą apie tavo tėvelius. Pameni, klausė apie tai. Tad žinok, Dominikai, nėra tokio padaro, kuris neturėtų tėvelio. Turi juos ir tu. Matyt, buvai juos užmiršęs. Betgi aš dar neplaukiau per užmaršties upę. Būna, kad užmirštama ir dėl kitų priežasčių, galbūt buvai labai mažas, kai jie tave paliko. Arba atsitiko kas nors tokio, kad praradai atmintį. Gal sirgai, gal sutrenkiai galvą, gal dar kokia nelaimė atsitiko. Norite pasakyti, kad mano tėveliai yra, tik aš jų neprisimenu? Būtent tai ir nori pasakyti. O kaip man visą tai prisiminti? Tuoj paaiškinsiu. Ši upė teka visiškos užmaršties link, tačiau plaukdamas prieš srovę gali sugrįžti savo prisiminimo pievas į savo vaikystę ir pats pamatyti, kaip ten viskas buvo. Puiku, atvyksiu kurią kitą dieną ir būtinai nuplauksiu, bet dabar atleiskit, gerbiamasis, tokiems pasiplaukėjimams neturiu laiko. Kodėl neturi? Už valandos kitos mane jau šernai gali užknisti, privalau pasveikti ir grįžti į žemę, kol manęs neužkasė. O tu nesijaudink, žemės laiką mes lengvai galime pristabdyti, jie ten nieko net nepajus. Viena žemės valanda tau tetruks vos kelias kosminės minutės, bet to ši kelionė pas tėvelius nėra šiaip savo, jie susijusi ir su tavo pasveikimu. O kaip tai susijusi? Klausinėjai, o tu nuplauk ir sužinosi. Manote, spėsiu grįžti iki šernai mane užkas? Be abejo, tik šok į upę ir irkis prieš srovę. Dominikas taip ir padaro. Neria stačia galva į pilką užmaršties upę ir ima iš visų jėgų irtis prieš srovę. Iš pradžių sekasi sunkiai, dumblinas vanduo traukia gelmėn, arklys jaučia, kad šis vanduo visiškai kitoks negu upelyje prie ąžuolo. Čia jis tirštas ir klampus. Bet plaukikas nepasiduoda, kapanojasi iš visų jėgų. Pamažu arklio judesiai tvirtėja, štai Dominikas ir puškuoja prieš srovę tolsta nuo liūdnojo Saturno. Vanduo aplink jį ima skaidrėti, o krantuose arklys ir vėl mato šmėžuojančius savo gyvenimo vaizdus. Tik šį kartą jie bėga, teka atgal vaikystės link. Štai jis vakare stovi pavargęs prie ąžuolo, kalbasi su žvaigždėm. Štai paskutinį kartą laisto rugiagėlę, paskui palaisto prieš paskutinį kartą, o štai vakarieniauja vorų restorane, kimšdamas nuodingas musmirės. Paskui ta nelemta kaitrioji diena, po jos ir visos kitos dienos. Ir taip iki pat vaikystės. Upė vis platėja, ji jau panaši į marias. Galų gale arklys priplaukė niekad nematytą salą. Keista, suraukė antakius Dominikas. Toks įspūdis, kad šią salą aš kuo puikiausiai žinau. Tik iš kur? Dievaži, kažkada jau esu joje buvęs. Plaukikės panūsta išlipti į krantą ir išspręsti šį painų galvosūkį. Kaip galima neprisiminti to, ką regis puikiai prisimeni? Bet kasgi čia? Išsiropštęs į krantą Dominikas iškart pasijunta mažas, tarsi būtų ką tik pasaulį išvydęs. Kojelės lenksta, jis stovi ir dairosi po didelę salą banguotos jūros viduryje, akmenuotą, mažom pušaitėm apaugusią.
Štai ganosi pulkas laukinių arklių. Jie bėgioja, laigo po akmeningas pievas, gainioja fazanus, gazdina mikles rausvas voverytes ir kitaip dūksta. Ir mato Dominykas, kad 2 iš tų arklių niekaip nesitraukia nuo jo, nuo mažo balto kumeliuko. Vis stebi viena akim, ar mažasis kur nepasiklydo, ar neatsitiko jam kas nors. Supranta Dominykas, kad tie 2 jo tėveliai. Ir kokie šaunūs jų vardai. Tėvelis princas, o mama princesė. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.